Gerbiamas Seimo posėdžio pirmininkė, garbusis Seime, kolegos, sąjūdiečiai, bendrapartiečiai, kurie čia yra, oponentai, Seimo svečiai. Kalbėsiu šiandien apie Saulių, kiek man išeis, todėl kad pamiršau iš vis, kada aš kalbėjau toj tribūnai. Tai yra gerai pamiršti kartais, bet yra dalykų, kuriuos reikia prisiminti. Šiandien jam lygiai sueitų 70 metų ir 2 mėnesiai. Jo tikras gimtadienis yra sausio 19. Sausio 19 atsimenat, kad buvo pusnis, mes galvojam apie kitką ir kažkaip, nežinau, kas čia derino su ko, praleidau. Tiek to. Saulius Pečeliūnas, va nuotrauką matau, jo jis buvo mėgėjęs foto. Jeigu dar archyvą šeimos pakratyti, ten dar 3 tokios parodos išeis. Manas yra sąjungininkas, politikas, parlamentaras, signataras, komisijų bei delegacijų narys, visuomenininkas, ilgametis Demokratų partijos vadovas, paskui į kitą partiją, vienu žodžiu, 30 su viršum tokio politinio gyvenimo, plus dar gyvenimas, apie kurį galima pasakyti, kad jis prasidėjo žymiai anksčiau. Gimęs 56, paskui mokyklą, paskui studijavo Vilniui. Apie savo iki politinę kvalifikaciją jis kalbėjo su tokia pasididžiavimu šiek tiek ir su šypsenėlė. Aš esu kelininkas Zimagoras. Paguglinkit, ką reiškia Zimagoras, jums palengvės. Bet su ta kvalifikacija atėjo į Seimą. Išrinktas Alytui 59 apylinkė ir apygardai reikia sakyti. Ir pats apie tai sakydavo labai įdomu. Kiekvienas politikas ateina vis kitaip į politiką. Nėra vienodų kelių 2 žmonėms. Mane labiausia pastumėjo amžiną atilsį mano dėdės Povilo Pečeliūno gyvenimas, kurio istorija buvo labai įdomi. Rinkimai, pirmas turas 90 metų, buvo vasario 24 dieną, a dėdė pasitraukė iš rinkimų kavos, vasario 23. Saulis tuo metu ėjo, kaip nekurie čia sako, prieš sąjūdį, savo apylinkiai 59 Alytui, bet dar sykį noriu pasakyti, parašiutininkai būdavo ten, kur būdavo blogiau. Alytui buvo savo žmogus, kurį be abejo palaikė miestas. Bet situacija buvo antiek jautri, kad išrinktas antram ture kovo 4 dieną 90 metų buvo Saulius. Jau 20 dieną jis tampa nuolatinis krašto apsaugos ir vidaus reikalų komisijos narių. Ir po to iš komisijos narių, pagal, nežinau tada, ar buvo tas, kaip jis čia vadinasi, protokolas, ar kaip, ar nebuvo, jis buvo išrinktas pirmininkus. Jis rašo ir sako, kažkas paėmė iš jo interviu, suradau tokį interviu. Kai mane išrinko į aukščiausią tarybą, patekau į krašto apsaugos vidaus reikalų komisiją. Buvo labai daug darbo. Iki pučio 91 metų komisijai buvo tik 7 nariai, nors vietų buvo 14. Ane? Jums sėdinčiams dabar garbiuose Seimo kėdėse primena kažką. Kažkur kažkas gali ateiti, kažkur kažkas negali ateiti. Ten buvo pusė komisijos. Ir jis toliau sako, žmonės suprato, kad tai pavojingas darbas.
refleksas suveikė. Jokių garantijų, kad mums pavyks, nebuvo. Jei būtume laimėję, geriausiu atveju mus būtų palydėję iki artimiausios patvorės. Čia žymiai vėliau pasakyti žodžiai. Atkurti valstybę reikėjo. O ką reiškia valstybė? Valstybė tai yra, kaip mūsų išaiškino vakarų demokratijos anais laikais, parašydami tokį laišką, yra jos kontroliuojama teritorija, jos sienų kontrolė, būtent tos teritorijos, ir jos esmė, jos piliečiai, tai reiškia žmonės. Realiai, kai mes turėjome okupacinę kariuomenę, koloninius okupacinius institucijos, ypač miestuose, miesteliuose, praktiškai visuose grandyse, padaryti iš karto kažką buvo be galo sunku. Viešai taip, kaip dabar gali niekurie pasakyti, viešai nematau salėje. Jis neateina, gerai, man pasisekė. Kažkaip neišsakydavo, tokia pusė netulėjimo būdavo. Sienų kontrolę kontroliavo SSSR KGB padalinys pasienio tarnyba, armija iš tikro. Valstybė viduje buvo ne nepriklausoma, bet labai priklausoma teritorija. Ir piliečių kaip tokių dar nebuvo. Bet reikėjo sukurti savo apsaugos sistemą kažkokią. Ir iš mūsų žaliaraiščių, ir iš mūsų savanorių, kuriuos pradėjom iš karto įrašinėti dar sąjūdį trupučiuką žaliaraiščiai, nekurie tapo Lietuvos karininkais, generolais ir panašiai. Ir iš savanorių, kurie iš karto po kovo 11-osios buvo savanoriškai rašomi, pavyko padaryti tokius žingsnius. Aš kas mėnesį sakysiu. Sakysim, balandis. Įsteigtas krašto apsaugos departamentams. Ir jam pavesta visas sistemos ir valstybės apsauga. Mesgi suprasdavom, kad čia yra valstybė. Niekurie nesupranta iki šiol. Antrą gegužę įkurtas karinis techninis sporto klubas. Baisiai įdomi skamba, kurie nežinot. Tai buvo filialai visoje Lietuvoje, 7 iš karto, kur ruošia vyrus tarnybai, tos savanorius. Birželis. Zonose buvo atidaryti tie 7 departamento skyriai. Rugpjūtis. Įsteigta apsaugos tarnyba. Formaliai jie buvo apsaugininkai ir apsaugos tarnyba, bet ją reikėjo formaliai įsteigti, ją reikėjo duoti realų teisinį statusą. Rugsėjus pasienio apsaugos tarnybos skyrius pradeda dirbti ir pradedam statyti savo tarnybos ant pasienio zonų, kirtimo punktų ir panašiai. Jau lapkričio 23 dieną, kariuomenės nepriklausomos Lietuvos atkūrimo diena, Kaune įvyko pirmas Lietuvos karių paradas. Pirmas po 100-mečio okupacijos. Po pusės 100-mečio, atsiprašau. Pripažinama, kad šito teritorijos kontrolės ir sienų apsaugos neužtenka, dar reikia diplomatinių pripažinimų nepriklausomos Lietuvos. Ir jūs puikiai suprantat, kad turėjom pradėti dėrybos pirmiausia su Tarybų sąjunga, ką mes ir pasiūlėm. Dėl ko? Dėrėtis dėl ko? Bet SSSR nenusileido ir nenorėjo su mumis kalbėti kaip su nepriklausoma Lietuva. Jie norėjo tik tai dėrėtis kaip su sąjunginė kažkokia respublika,
O mes negalėjom su to sutikti. Dėl to, kad pasirašyti su Kremliumi, tada tas vadinasi centru, naujo priklausomybės santykių sutartį, tiesiog parlamentinė priesaika neleisdavo. Gorbačiovas išvis nenorėjo dėrėtis ir jūs matot šitą tęstinumą jų pozicijas iki šiol. Ir tada Kremlius panaudojo ekonominę blokadą, o mes pradėjom intensyvinti dėrybas su Jelcino komanda. Kas yra Jelcino komanda, galit paguglinti tie, kurie nežinot. Po to buvo sausis, aš neminėsiu, ką tik praėjo, dar jums šviežia. Visokių buvo. Vieni iš jūsų gimė tada, maždaug apie tą laikmetį. Kiti jau buvo. Ir sausio 17 dieną buvo įkurta savanoriška krašto apsaugos tarnyba. O čia sėdi vienas iš generolų, kuris jai vadovavo. Linkiuosi. Atsimenu tokį paprastą žmogišką sausio 10 vakarą. Reikėjo sukrauti valstybės dokumentus, kurie yra Seimo pirmininko kabinete. Saulis pasirodė kabinete Landsbergio. Pradėjom paskubom viską krauti, todėl kad žmonės laukia, reikėjo kažkur išvesti. Kur iki šiol nežinau ir nereikia man žinot. Man ten už vieną lagaminą reikėjo atsisakyti, žinam, ką perdaviau iki šiol, kol žmogus pats nepasakė, nesakysiu. Nors jau senaties terminai praėjo. Ir žiūrim, pritrūko mums tų dėžų kartoninių. Labai toks žmoniškas dalykas ir čia kažkaip pasimetėm, kokie 5 mes buvom. Landsbergis prie stalo sėdėjo, kažką dėlioja, seifą atidarė. Seife lieko, reiškia, antspaudas ir dar keli popieriai. Jis pasakė, ne, šito nereiskit, bet kur čia dėt dar visą krūvą dokumentų. Saulis prieėjo prie lango, Seimo pirmininkai ir visi seniūnai jau buvo tam kabinete ir langas, kuris išeina į Neries pusę, buvo su užuolaidom, visa mūsų apsauga nuo kariškių, kurie stovėjo prie cerkvės. Jie tiesiog matė viską, kada šviesa užsidega, kada kažkas ten juda. Čia atskiras pasakojimas. Kai jis nutraukė tą užuolaidą greitai, jį sumetėm, užėmė kokias dar 15 minučių nedaugiau. Ir greitai išvažiavo. Landsbergis pasakė, greitas, veiksmingas labai žmogus, ryžtingas. Vėl pradėjo dėlioti savo popierių, savo knygutės, tas, kas liko ant stalo. O man pasakė, pakvies dabar Česlovas Stankevičius, noriu su juo pakalbėti. Man atrodo, Česlovas pasakojo kažkam apie tai, ką jie kalbėjo, aš žinau, aš nekartosiu. Apie Saulių. Pavasario pabaigoje jau baigėsi visi tie mūsų. Jie kontroliavo teritoriją. Gavau pavedimą išvažiuoti greitai į Varšuvą ir kalbėjau su Sauliu. Apie kažką kalbėjom ir sakau, tu žinai, man reikės į Lenkiją važiuoti. Tu žinai, man irgi reikės važiuoti. Davai sumetam viską į Menavašiną ir važiuojam, ką čia mes. Situacija buvo tokia, kad nei aš jam nepasakiau, kuo aš ten važiuoju, dėl to, kad ne manęs tas liečia. Ne jis man. Toks kažkoks nerašytas reglamentas buvo. Važiavom 5. Saulius, aš, apsauginis, ne dėl manęs. Ir Lenkų žurnalistė, kurie čia dirbo pas mus. Ir fotografas. Žiema, pusnis, ką tik jūs pragyvevot tą sausio, ten tada trupučiuką buvo vasario mėnesį. Panašiai. Aš sakau, mėgstu vairuoti. Aš sakau, mėgsti, bet tai pusnį, tai kapitaliai įvažiavai.
vos mes keturiese vyrai ištraukėm šitą mašiną iš tos pusnės. Ir po to aš jam sakiau, nu, gerai vairavai, sakau, buvo sudėtinga. Nu ką, tu man buvo malonumas. Sakau, kaip toks čia malonumas naktį per pusnis. Nu, žinai, aš labai mėgstu vairuoti, aš kažkada šiek tiek užsiminėjau lenktynėm. Jis turėjo daug, kaip fizikai sako, gytikų. Tokių, žinot, nukreipimų. Tai fotografas, tai vairuotojas. Mėgstu vairuoti. Noriu, kad jūs pajustumėt, kad tas žmogus buvo toks greitas ir atviras. Birutė teisingai pasakė. Visko ten buvo. Kažkur pirmam puslapį aš ten galėjau dar pridėti. Pamiršau. Apie tai, kad kitas iki savo tiesą reikėjo ginti. Ir jis stovėjo ant tos tiesos tol, kol jam logiškai nepasakai arba neįrodai, kad šiek tiek žmogus ne į tą pusę įklysta. Jūs irgi suprantat šitą, jūs dirbat tokį darbą. Turit savo įsitikinimą ir turit prieiti prie bendro sprendimo. Pas jį visuomet būdavo momentas, jis neturėjo tokio pykčio, žinot, už nugaros. Jis ateidavo, sakydavo, nu tu žinai, pagalvojau, tu tikrai teisus, arba ten, jūs ten teisus. Aš pasitraukiu. Teisingai, taip ir reikia daryti. Ir tada dirbdavo vėl įsijosias. Pavasarį ir vasara buvo labai sunki. Maža, kad buvo karšta vasara. Pavasaris prasidėjo bauginimo mūsų muitinių, pasienio darbuotojų. Žmogus pasienietis žuvo. Jie buvo nameliai tie deginami. Mes pasiskirstėm ir norėjom kiekvienas važiuoti prie kažkokio punkto. Nepatikėsite, aš iki šiol atsimenu, kad aš buvau pirmam punkte prie pirmo stulpelio. Žinot kur? Prie Palangos, ant Latvijos. Man buvo šiek tiek lengviau. Todėl, kad šitų kelių Amonas arba ten kariškiai nelabai važinėjo. Bet aš atvažiuodavau kiekvieną vakarą pas juos, todėl, kad buvo kur pernakvot. Ir buvo geras kontaktas, kad jeigu jau jos užpuls, tai ir mūsų kažkokie. Buvo paskirstyti budėjimai Seimo narėms. Ne Seimo, dar aukščiausios tarybos. 29 Liepos pagaliau dėrybos su Jelcino komanda baigėsi ir sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Rusijos tarybų federacinės socialistinės respublikas dėl tarp valstybinių santykių pagrindų buvo pasirašytas. Pasirašė vadovai valstybių, kaip jie tada supranta ir mes suprantam, ir jie suprato. Jelcinas už savo federacinę Rusiją, Landsbergis už savo nepriklausomą Lietuvą. Antras punktas buvo mums labiausia, tai jie sakau apie dėrybininkus, kuriems priklausiau. Ir tiems, kurie darė, atgaivindavo tą Lietuvą, buvo labai įdomus ir labai svarbus. Aukštosios susirintuojančios šalis pripažįsta viena kitos teisę savarankiškai įgyvendinti savo suverenitetą, gynybos ir saugumo srityje joms priimtinomis formomis, prisidėdamas prie nusiginklavimo, įtampos mažinimo į Europoje proceso, taip pat ir prie kolektyvinės saugumo sistemos. Sąveikos šitoj srityje formos bus nustatytos atskiram susitarime. Dėrybų delegacijoje mes netgi aptardami šitą frazę, todėl kad kableliai yra svarbus, kur pastatysi. Ir taip toliau visą laiką kalbėdavom, savarankiškai mes galim priimti tą sprendimą. Tik tai mes galim priimti, jie mums neįtakos. Iki šiol veikia šitą nuostatą. Jūsų valia yra, gerbėmėjų Seimo nariai. Saugumo garantijas mes galim pasirinkti. Kolektyvinės saugumo ir gynybos organizacijas, tai reiškia ir narystę NATO.
Šiaurės Atlanto organizacijai. Tai reiškia, kad jau tada tikrai mes apie tai ne tik tai svajojam, bet ir siekiam. Po pasirašymo, aš šiek tiek praleidžiu keletą momentų, prasidėjo šiurpus, gaivališkas parodymas, kas iš tikrųjų valdo situaciją. Ne kažkokia ten Jelcino komanda. A Kremlius. Kriučkovas, Pugo, kas ten daugiau buvo, Jazovas dar buvo tokia. Gorbačiovas kažkaip trupučiuką tai pasišalina lygtai, bet lygtai ir buvo, supranti. Dar nebuvo Faraso, Krymo. Sušaudėti mūsų medininkų posto žmonės. Liko gyvas, jūs žinot, Tomas Šernas. Sunkiai sužeistas. Ir po 2 savaičių, čia buvo po 2 dienų, reiškia 29 dieną pasirašyta, 31 dieną sušaudyti žmonės. Logistika buvo sustiguota, būrys buvo permestas, reikėjo 2 parų. Čia vienareikšmiškai parodymas, kas valdo situaciją. Po 2 savaičių po to pasirašymo, ir ten porą dienų dar. Rugpjūčio 19 prasidėjo pučas. Visi mes atostagavom, susirinkom ten dabar konstituciniai saliai. Pirmose rūmose ten buvo Ermideris ir reikėjo kitaip pastatyti. Atsimeni šitos sėdėjimo vietos. Ir Saulius Pečeliūnas davė kario priesaiką ir tapo savanoriškas krašto apsaugos tarnybos nariu. Po to, kai jau buvo sausio pasižadėjimas ginti, jis tapo dar įrašytų savanorių. 21 dieną pasibaigė pučas ir Alytaus rinktinės, ten, kur jis buvo deputatas, Alytuje, buvo nušautas Artūras Sakalauskas, čia prie akmens, jūs žinot. Jie paklydo, nenoriu apie tai kalbėti, jie paklydo ir vietoj dešinės pasuko į kairę, ant mūsų postų. Po to rugpjūčio 26 dieną, kai jau pučas nebebuvo, jau buvo numalšintas, Aukščiausia taryba priėmė labai įdomų ir labai svarbų pareiškimą dėl Lietuvos suvereniteto. Visiškai perimti Lietuvos sienos apsaugą. Pilnai. Be galo įdomių galima parašyti netgi detektyvinių romanų, patikėkit. Bet praleisim. Restruktūrizuoti gynimo sistemą buvo nutarta. Spalį pradėta reorganizacija krašto apsaugos. Krašto apsaugos departamentas buvo uždarytas spalio 18. Ministras vietoj departamento vadovo buvo paskirtas Audrius Butkevičius. Ir jau sausio 2 dieną 92 metų pradėjo dirbti ministerija. Gruodžio mėnesį mes važiavom aukščiausios tarybos delegacijos nariai į Ameriką, pasakyti valstybės departamentui, kad mes pradedam ruoštis dėryboms su Rusijos federacinė, socialistinė, kaip ten ta yra, respublika, išvest kariuomenę. Nu ką jūs sakote, amerikonai, nu ką jūs, nu kur jūs? Nu čiagi, pas mus yra kariuomenė Vokietijai. Jūs viską sujauksite. Aš trupučiuką pridėsiu, jeigu pusės minutės. Česlavas Stankevičius toks jautrus žmogus, galbūt kažkas žino daugiau. Aš žiūriu, kad jis valdosi ir ant to momento, kai pasakė, nugi yra visokius eiliškumas, dar yra kariuomenė Lenkijoje, jis tada paėmė žodį ir pasakė, pasakykit man prašau, nepaminėsiu to žmogaus pavardę, kuris su mumis dėrėjusi, 5 komandas ten jie greitai paskui keitė. Kas nustatė eilę
pagal kokią svetimos okupuotos kariuomenės kariai turi palikti svetimą užkariautą teritoriją. Pasakykit kas, iš kur tos eilės. Buvo Breikas, Kofė, delegacija Amerikono kita atėjo kalbėtis. Bet čia buvo ne tik tai tokie pokalbiai, jau gruodžio vidury buvo pas mus čia aukščiausiai tarybai surengtas parlamentinės asamblėjos, taip vadinamas Rausas seminaras. Čia pavadinimas pagal dviejų kongresmenų pavardės. Tai buvo su valstybėm, kurie buvo, kurie turėjo intenciją įstoti NATO. Ir Saulius buvo mūsų Šiaurės Atlanto asamblėjos parlamentinės delegacijos narys ir dalyvavo toj parlamentiniai iniciatyvai, kurie ilgai mes apie tai kalbėdavom. Ir Amerikonas sakydavo, tai jeigu jūs tokie drąsūs, tai pas jūs ir padarysim tą seminarą. Gruodžio mėnesio 25 dieną Gorbačiovas padėjo savanoriškai atsistatydinimo raštą iš prezidentų TSRS. Po to, kai jau buvo aišku, kad jokių galių jis neturi. Tai čia toks brūkšnys. Pasibaigė kažkas ir prasideda kažkas naujo. Šypsosi Olekas, prisimena šitą džiaugsmą. Saulius Pečeliūnas tampa valstybinės dėrybų su Rusijos federacija dėl okupacinės kariuomenės išvedimo delegacijos narių. Ex officio, kaip komisijos pirmininkas. Nuo 30 dienos greitai paruošėm Landsbergio potvirkio tokį sąrašiuką, kuris buvo įtrauktas ir jau 31 dieną sėdėjom draugystės viešbutį, mes tokie visi civiliokai, su savo vienintelis juodais kostiumėliais, a prieš mus tokios 3 eilės generolų ten už pirmos eilės. Baisiai įdomu, yra nuotraukų, pažiūrėkite. Nežinau, ar yra dabar, bet fantastiškas nuotraukos. Saulius Pečeliūnas pasakė labai paprastai apie tai. Darėm daug visokių operacijų. Mūsų tarnybos įgijo NATO valstybė pasitikėjimą. Čia ne taip savo žodžiai, valstybių pasitikėjimą. Jiegi visi mums sakydavo, mes jūs palaikom, tik tai negalim daugiau jums to pasakyti. Ir apiformint mums bus labai sunku. Bet po to, kai SSR neliko, supranti, jie jau kažkaip padrasėjo, pradėjo prispažinėti. Kiekvienos tarnybos istoriją galima pradėti nuo sąjūdžio, kaip aš pradėjau Žaliaraiščių. Ir iki šiol galima kalbėti. Lietuva žengė sparčiai, geriai žingsniai ir tokį mes dinamiški atėjom į tos dėrybos. Čia man pasirašau po tai žodžiais. Ekspertų grupės buvo vasario 6 padarytas valstybinė dėrybų delegacijai ir buvo padarytas 3 grupės. Vidinės reglamentas pas mus buvo dėrybinis, kaip mes turim dėrėtis, kas gali ir kodėl gali kalbėti su žurnalistai, ką išnešti ir ką neišnešti viešumą. Todėl, kad dėrybos buvo tiesiog kraupios, aš galiu pasakyti. Nesunkios, o kraupios. Koordinatorius buvo Aleksandras Abišala, 3 grupės. Šerkšnio grupė politinių susitarimų klausimų. Pečeliūno Saulio grupė kariuomenės išvedimo sąlygų. Ir iš karto užbėgu, kada Graučiovas su Butkevičium pasirašė grafiką ir 2 susitarimus. Būtent tie 2 susitarimai mūsų grupiai, jis buvo mano vadas Saulius, jie buvo pasirašyti. Ir Ozolo grupė dėl žalos atlyginimo, ten jie išvis nekalbėjo, jie ten stenėjo ir vieną ir kitą pusę. Man atrodo,
kad taupyti laiką mes išsiderėjom kalbėtis rusiškai, bet už tai buvo mums palengvinę visokie ten duoti. Čia jau vidiniai tokie mano pastebėjimai. Ozolo grupėje nors rusiškai, bet jie matėsi, kad praktiškai žmonės, kurie derasi už tavį, jie nekenčia viens kito. Fiziškai. Tokia buvo, kaip čia dabar jaunimas sako, aura. Ne atmosfera, bet aura. Kovo 15 dieną, įdomu, ne? Vasario sudarėm tą grupės. Pirmas vizitas NATO generalinio sekretorio Manfredą Wernerą. Jį pakvietė per savo kanalus krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius. Baisiai įdomu buvo žiūrėti ir jam buvo įdomu pamatyti tą Lietuvą. Lietuvos piliečiai birželio mėnesį jau pasakė, kad savo referendumį, kad buvusios kariuomenės išvedimas iš Lietuvos Respublikos teritorijos būtų pradėtas toj pat ir užbaigtas, kuo greičiau, 92 metais, ir kad būtų atlyginta Lietuvos žmonėms, bet Lietuvos valstybei padaryta žala. Dėrybos maža, kad buvo sudėtingas, tai ne taip, kad atsisėdai ir išvažiavai komandiruotei. Mes skrydom dažniausiai į Maskvą, toks buvo Jak 40. Namų darbas buvo praktiškai kasdienis. Ir kartą į savaitę, būtinai kartą į savaitę, mažiausia, būdavo bendras valstybinės dėrybų delegacijos posėdis, kur grupės sakydavo, ką namuose padarė, kokie variantai suskaičiuoti. Teisininkai, ypač advokatai, puikiai supranta, ką reiškia paruošti kokią nors juridinę bylą. Praktiškai toks pat metodologinis momentas buvo pas mus dėrybose. Saulius aštriai visą laiką su savo charakteriu atstovaudavo savo poziciją ir aš noriu pacituoti, ką jis vėliau apie tai pasakė. Mano grupė tvarkė kariuomenės išvedimą tvarkos ir sąlygos dokumentų. Mūsų sąlygos ir tvarka buvo parengtas pagal Rytų Vokietijos dėrybų modelį. Bet palyginus su Vokietijos ir Lietuvos sutartim, mūsų sąlygos buvo, Vokietijos ir Sąjungos sutartim, mūsų sąlygos buvo keleriopai griežtesnės. Mano vertinimu mes viską atlikom geriau ir kokybiškai. Iš kur tos Rytų Vokietijos dėrybinės sąlygos? Gediminas Širkšnys tada buvo įsiųstas į Rytų Vokietiją ir atvežė jų dėrybinę visą medžiagą, kaip dėrėjosi vokiečiai rytų su kariuomenė ir vakarų ir kaip jie jos išvedė. Mums buvo toks paspartinimas. Po 7 mėnesių tokių negailestingų, pasakyčiau, dėrybų, kariuomenės sutartys išvedimo buvo paruošta. Valstybė vadovas, mes atskridom į Maskvą ir 8 dieną Kremliui. Koridoriai tokie, žinot, visokie tie kolokoliai, carpuškos ten ir taip toliau. Kremliui vidur, Jelcinas jau ten sėdėjo. Buvo jo kita, kaip čia pasakyti, kokybė kita jau trupučiuką. Tokia daugiau cariška. Aš nenoriu apie tai kalbėti, todėl kad čia kita tema. Jie pažiūrėjo visos sutartys, ten buvo paliktos baltos dėmės, kur turėjo susitart vadovai be abejo. Ir paskui išėjo ir pasakė ir rusų, ir mūsų delegacijai, kad nepasirašysim. Pašurmuliavom mes visą delegaciją, kuri ten buvo. Trupučiuką, kas čia tokio, Landsbergis kažką mums paaiškino. Bet buvo pavesta valstybės vardų pasirašyti gynybos ministrams. Reiškia, Audriui Butkevičiui, mūsų gynybos ministras, ir Pavel Gračiov, Rusų federacijos.
Jie pasirašė, kaip aš jau sakiau, grafiką ir 2 susitarimus. Tai buvo ne viskas. Buvo taip vadinamas dar prie grafikų. Linksmakalnio, arba vokiškas pavadinimas Liusbergas, jeigu kas žino giliau. Mazgas. Aš esu priverstas jums priminti laiką, gerbiamas pranešėjau. Pas mane dar nedaug. Saulius pasakė, kad mes iš ten išvesim ir jie išventė. Pirmas, Rusija neturi jokių teisių kontroliuoti Lietuvos valstybinį ryšį. Ir antras sakinys, jeigu Lietuvos pusė nori, o mes to niekuomet nenorėsim, kolegos, mes tikrai niekuomet neturėsim, kad jie mums kažką padėtų su mūsų ryšiais. Ir po protokolo Lietuvos vyriausybė nutarė uždaryti tą KGBistinį ir labai specifinį visų vakarų Vokietijos, visų vakarų Europos diplomatinio ryšio koduotą ryšį. Paklausimai ir taip toliau. Liko gruodžio 14 karinis tranzitas, kariuomenės išvedimo grafiko nelaikymas ir pažymėta, kad Lietuvai gali grėstis po naujų rinkimų bandymas Rusijos įtakoti mūsų vadovybę Lietuvos valstybės. Kas iš tikrųjų buvo daroma? Šitą sužinojom vėliau, o šokinėsiu dabar trupačiuką. Aš dar kartą primenu laiką, gerbiamas pranešėjas. Noriu pasakyti jums, kad aš baigsiu to, kad noriu pasakyti, Landsbergio nėra šiandien, bet paprašytas. Jis kalbėjo 23 metais gruodžio Antakalnio kapuose. Pats Saulius kilęs iš disidentinės aplinkos, žemaus pasipriešinimo kovotojo Povilo Pečeliūnas sūnėnas. Jis atėjo į politiką, į sąjūdžio politiką ir aukščiausią tarybą su tuo tvirtu labai užtaisu už Lietuvos laisvę ir niekada nesviravo. Galiu pasakyti, kad jis buvo tvirtas karys ir aukštai laikė Lietuvos vėliavą. Jeigu galit, toliau pirmininkaukit. Ačiū Jums uždėmesį. Dėkojame, gerbiamas pranešėjau. Dėkojame gerbiamam Lietuvos nepriklausomybės akto signatarui Vladimirui Jarmolenko.